Iš kur mokysi viešo kalbėjimo? Man aš jau nuo pačios pradžios bandžiau paklausti šito, nes aš iš viso manau, kad turbūt pagrindinis dalykas, ką mes galim išmokti gyvenime gerai padaryti ir ką turėtumėm kiekvienas išmokti, gerai kalbėti, aiškiai dėstyti savo mintis, įdomiai. Ar ne, pavyzdžiui, kai kurie žmonės ant tiek atrodo dėsto savo mintis, kad gali klausyti jų kaip knygos. Jis tau duoda mintį, tada duoda paaiškinimą, tada duoda istoriją, kuri tave geriau įveda, kad tu įsisavintum ir ten ant pačio galo jau žiūri arba call to action, ateik į mano kažkur, arba tau kažkokią ten, nežinau, informaciją paduoda, kuri vat buvo ta ir tada tu visą gyvenimą atrodo atsimeni, vat kaip žmogus tai pasakė. Nes tu ką dabar, tarkim, sėdi ir kalbi ir kaip deliverini tą energiją, nu, nei per kur netikiu, kad jinai va taip tiesiog iš darbo, vedimo ir panašiai. Čia knygos, mokymasis, mokytojai, pinigai, laikas ir panašiai. Dalinai visą tai, ką tu pasakėjai, šiaip tai aš sulaukiu kartais pastabų, kad aš plačiai atsakinėju. Pavyzdžiui, jeigu atkreipsi dėmesį komercinėse televizijose, kai tau užduoda klausimą, tu gali staigiai. Pavyzdžiui, Valanda su Rūta, daugybę kartų dalyvau, Rūta yra fantastiška. Laidų vedėjai, jinai labai dinamiška, jinai tą dramą moka išlaikyti. Tai palaukit, jūs sakėt, kad reikia daug pinigų, kad būtų magas. Ne, Rūta, nereikia daug pinigų, tu turi tiesiog, tai pinigai nereikalingi vajus, supranti, tu turi vienu sakiniu. Tu turi atsakyti, nedaug pinigų, o labai daug pinigų. Supranti, tu turi atsakinėti taip, kad tu pagautum žiūrovo dėmesį. Tai aš dabar mokausi trumpiau kalbėti, mokausi mažiau vartoti. Aš dabar einu į tam tikrą gyvenimo minimalizmą. Aš net rūbų dabar keli mėnesiai neperku naujų. Aš savo spintoje imu derinius iš to, ką turiu, stengiuosi išnaudoti tą, ką turiu ir mažinu vartojimą, mažinu triukšmą. Tai kalbėti gerai nereiškia kalbėti daug. Šitą pamoką aš dar tik tai mokausi. Tai dovanokit, nes man gali sakyti, sorry, bet tata. Viešas kalbėjimas yra kaip ir bet kuris kitas įgūdis reikalaujantis praktikos. Taip, tam reikia tam tikrų bazinių asmenybės duomenų. Yra žmonių, kuriem net milžiniška praktika nepadės viešai kalbėti. Viešas kalbėjimas turi labai daug subtilių psichologinių momentų. Ar jūs šnekat su 2 žmonėm, ar su 3, net vienas žmogus jau yra publika. Ar su 1000 žmonių yra daug dalykų. Kur yra tavo akis? Kada jos yra? Kur yra tavo žvilgsnis? Yra vieši kalbėtojai netgi žino, kada reikia įsikišti ranką į kišenę, kada padaryti judesį, kuri pusė yra geresnė. Paklauskit bet kurio aktorių arba celebričio, jie iškart pasakys, kuri pusė, mano šita pusė, pavyzdžiui. Aš visada žinau ir visada per interviu stengiuosi sėdėti šitą pusę, yra kur kas geresnė negu šita ir aš tą žinau, net mano šypsena yra nesimetriška. Ir iš tos pusės, aš kai šypsaus, aš atrodau geriau, tai aš tą irgi puikiai žinau ir kai yra scenoje mano visi triukai, atkreipsi dėmesį, visi rekvizitai, visada yra šitoj pusėje. Ir kai aš dirbo žiūrovą, visada pasistatau šitoj pusėje. Žvilgsnis, įtaiga, balsas, ritmas, tempas, visa tai yra kalbėjimo dalykai. Kai man buvo kokių 14-15 metų, aš rodžiau tokį triuką su virve, kur aš ją perkirpu ir sulipdau ir aš tą pakartoju kelis kartus. Ir aš jį rodau savo mokytojui ir sakau, Arvidai, ką manot apie šitą triuką? Aš noriu jį daryti kalbėdamas. Ir aš pasakoju, kad virvė kaip gyvenimas, kaip visi dalykai turi pradžią pabaigą. Staiga kartais ryšiai nutrūksta, bet užtenka norų ir jie vėl susijungia, kad 2 skirtingi gali tapti vienu ten ir taip toliau. Ir aš iš to tokia mini istorija Ardas sako, žiūrėk, tu puikus jaunas iliuzionistas, bet kalbėti scenoje yra ne tau. Tau tikrai yra gerokai per anksti. Galvoju, okei. O aš jaučiau, kad aš visada noriu kalbėti. Kad yra kažkas, ką aš noriu pasakyti. Tai, kad gerai kalbėtum, pirmiausia, turi turėti mintį, bazę, idėją, patirtį, žinią, kurią nori ištransliuoti. Tada žinią ištransliuoti nėra paprasta. Visi žinom, turėjom dėstytojų, mokytojų, bet ko. Kartais fantastiškai naudinga žinia, bet jau taip nuobodžiai pateikta. O kartais fantastiškai gerai pateikta visiškai basic žinia.
Kiek yra puikių lektorių, dėstytojų, pranešėjų, salesmenų, kurie visiškai basic dalykus, bet kažkaip įdomiai pateikia. Ir aš tą esu matęs konferencijas, kai vedu, kur ateina ir pranešimas apie ten įvaizdžio kūrimą ir taip įdomu ir faina. Ir apie nieką. Ir fucking klausau. Ir aš to jau miegu. O kartais būna visiškai nuobodus pranešimas, bet staiga įsijungia ta dinamika. Tai to žaidimo yra. Darbas su vaikais labai padeda. Nesuaugęs žmogus yra šiek tiek vaikas. Ir mūsų tas dėmesys, tas entertainmento poreikis vis dar lieka. Pažiūrėkit į bet kurį sėkmingą Amerikos politiką. Pažiūrėkit, kaip jie puikiai kalba ir dėsto ir pažiūrėkit, kokie šaumenai. Ne dabar, sakykit, ką norit, Amerikos prezidentas pirmiausia yra šaumenas ir tik paskui politikas. Su visais to pliusais dėja ir minusais. Mums lietuviams labai to trūksta. Mes labai turim išmokti artikuliuotą gražią kalbą, tiek komplimentą pasakyti, tiek kritinę pastabą, tiek galų galiai išreikšti savo mintis ir nuotaikas. Net baziniam lygmenį, psichoterapijoje žmonės nemoka artikuliuotą kalbą pasakyti, kaip jie jaučias, arba už ką iš tikrųjų jie pyksta ant mylimo žmogaus, tėčio, mamos ir taip toliau, arba kur jiems skauda. Išmokėjimo aiškia artikuliuota kalba pasakyti, kaip tu jauties, kas tau rūpi, ko tu nori ar kas tave skaudina, vien sveikata ir psichologinis balansas prasideda, jau nekalbu apie tai, kad visi kiti dalykai. Tai to dalyko reikia mokytis, aš manyčiau, kad pirmiausia, tai renkant turinį, tai yra skaitant knygas, domintis, kaupiant žinias, praktikuojantis, nes praktika visur reikalinga, niekas lengvai to nepadarė. Kuo daugiau tą darai, tuo lengviau tai gaunas, viena taisyklė. Kuo daugiau tu turi verslo susitikimų, darbo pokalbių, nesvarbu, kokį dalyką kuo daugiau darai, tuo lengviau tai gaunas, tuo mažėja tavo įtampa, tuo didėja tavo pasitikėjimas, atsiranda ramybė ir vis lengviau ir geriau visą tai gaunasi. Norint išmokti ištraukti orą, iš oro kortą ir norint išmokti, nesvarbu, parduoti namą, taisyklė yra ta pati praktikos, patirties, bandymų, pajautimo dalykų, reflektuoti savo patirtis ir nesėkmes lygiai taip pat. Tai aš labai siūlau visiems mokyti šnekėti, duoti feedbacką, net nebijoti užkalbinti visiškai nepažįstamų žmonės. Labai dažnai būna, kur aš einu, faina, labas, puikiai atrodo ten, nežinau, jūsų ar parduotuvės interjeras, ar ten kažkoks tai aprangos detalė, tokio truputį bendravimo. Mes esam socialūs gyvūnai. Nebijokim palaikyti, duoti truputį meilės, dėmesio, feedbacko ir taip toliau. Ir tas yra labai labai gražu. Mes visi esam iš tikrųjų, man labai patinka tas krikščioniškas broliai ir seserys. Ir mes kartais norim susiskaldyti. Ir taip, visuomenėje yra tikrai daug debilų. Aš dabar pastaruoju metu prarandu tikėjimą kai kuriais žmonėm, bet vis tiek aš manau, kad didžioji dauguma yra tikrai šviesus ir įdomus žmonės. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.